Trečiadienį Europos krepšinio čempionatas Tamperėje startuoja. Pirmieji arenos lankus šiandien išbando Suomijos krepšininkai. Jie vakar treniravosi kitoje treniruočių salėje, šiandien jie jau treniruojasi čia Nokia arenoje. Vakare jų laukia mūšis su Švedijos rinktinė. Šeimininkai nusprendė pasitreniruoti ir tokiomis sąlygomis, be šviesos. Į Nokia areną prieš rungtynes renkasi Lietuvos rinktinės sirgaliai. Lietuvos sirgaliams besirenkant į areną, Tamperėje prasideda lietus. Tai kokie pirmi įspūdžiai atvykus į Tamperę? Gausų tautiečių, tikimės gero žaidimo, lietus lyja, tai yra, sakykime, nėra patogu, bet šiaip pakenčiama. Oras nelabai lepina. Taip, šiuo metu būnant, aišku, arenui nelys, tikimės nepaslysim ir, visokios geriausios kloties. Kokios nuotaikos Tamperėje? Geras. Bet oras tai nedžiugina? Nedžiugina. Bet gal Lietuvos rinktinės pergalė šiandien nudžiugins, kaip manot? Kaip šiaip Tamperėje, kokie pirmi įspūdžiai apie patį miestą? Nieko, nedidukas. Po truputį renkasi į areną sirgaliai. Planuojama, kad jų čia šiandien bus daugiau negu 3000. Turiuomenį Lietuvos sirgaliai. Pasižiūrėsime, kaip atrodys bendrame kontekste. Ko gero šiandien jausis lietuviai kaip šeimininkai. Ir štai pasitinka Lietuvos rinktinės krepšininkus mūsų lietuvių sirgaliai. Tai iš kur atvykot ir kokie pirmi įspūdžiai apie Tamperę? Atvykom iš Lietuvos, viskas labai gražu, ežerų kraštas labai gražiai iš tikrųjų. Ar nustebino kas nors, gal orai tokie atšiaurūs ar kainos? Ne, kaip tik nustebino, kad labai šilti orai. Iš tikrųjų pasisekė, gerai. Ko laukėt iš pirmųjų rungtynių? Pergalės? Iš kur atvykot ir kokie pirmi įspūdžiai apie Tamperę? Sveiki, atvykome iš Vilniaus. Įspūdžiai tai geri, viskas tvarkoj, visi nusiteikę lietuviai, daug lietuvių, visi nusiteikę pergalėm. Prastas oras nenumuša nuotaikos? Ne, tikrai ne. Viskas gerai, turime kaip pasišildyti. Tai su visais lietuviais bendrai susibūrėm ir tikrai gera nuotaika. Ir joks oras mums, negadina nuotaikos. Kokie lūkesčiai prognozės iš pirmųjų rungtynių? Iš pirmųjų rungtynių +20.